Užeikit. Labadiena, aš dėl darbo, kaip gyvuojate? Labadiena, ačiū, gerai, prašom sėstis. Tai ar visur suspėjate? Atleiskit? Na, juk žinote, šiais laikais toks greitas gyvenimo tempas, visi visur skuba, lekia, plėšosi. Ar jūs niekur neskubat? Tai yra, ar visur suspėjat? Tikriausiai jūs dėl šito. Iš tikrųjų, tai žinokite, esu labai punktualus žmogus ir kadangi jūs siūlote darbą prie kompiuterio, manau tikrai viską kuo puikiausiai suspėčiau. Ai, na taip, tikra tiesa, tai mes jums greitų metų paskambinsim. Labadiena, mano vardas Saulė. Sveiki, Petras, malonu susipažinti su tokia gražia moterim. Taip, esate tikrai gerai užsirekomendavusi. Kaip suprantu, darbo nebijote. Tikrai ne. O kaip šeiminė padėtis? Ar turite draugą, gal vyrą? Na, ne visai tai, bet panašiai. Tai gal esate susižadėjusi? Ne. Draugę turiu. Draugę? Tai labai gerai draugę turėti, va, aš irgi labai daug draugų turiu, va, visokių ir... Na, tai kaip minėjau, mes jums paskambinsim. Mes jums paskambinsim. Labadiena, aš Antanas, ačiū, kad pakvietėte į pokalbį. Labadiena, prašom sėstis. Kaip matau, turite daug patirties tokio pobūdžio darbe. Oho, esate tikras ekspertas. Na taip, visą savo gyvenimą tai dirbau ir manau būsiu jums naudingas. Žinote, čia tik tarp mūsų šnekant, bet šiandien visą dieną eina kažkokie neaiškus ir tikisi, kad darbą gaus. Ne velnio. Užtat kaip džiaugiuosi, kad jūs sutikau. O kas čia? Jūs kalėjate? Sveiki, jūs skambinate Antanui. Mane šiuo metu nėra namie, taigi galite palikti žinutę. Antanai, jums Petras iš įmonės skambina. Atleiskit, kad tą dieną buvau šiek tiek nekorektiškas. Tik dabar supratau, kad ieškau ne meilužės, o darbininko. Jūs gaunate darbą.